Nu ką, sveiki visi. Lietuvos ūkininkas su jumis. Nu ir ką, šiandien grįžtu prie video. Tai šiek tiek parodysiu, ką pasidariau už kadro čia prieš kelias dienas. Tai visų pirma, ką padariau, tai pagaliau. Po šitiek laiko susidėjau grindis. Grindys yra iš linoleumo, čia biškį reikėjo išpjaustyti, neklauskit kodėl. Linoleumo buvo plotis 3 metrai ir ilgis, aukštis 4 metrai, tai čia pjausčiau, dėjau vargau. Ir kaip matote, viskas kitur perkrito, čia mano daiktadėžė, staliukas, čia viskas tas pats, bet tik šitą perdėjau, kėdės pernešiau ir kaip visada ledas baigė įsikrauti eilinį kartą. Tai šitą stalą pernešiau, kėdės viską, savo šitą točkę, iki tratį čia ir prie kabutė čia su dviračiu. Tai šiandien ką darysim, tai dėsim dviračių ratą ir nervuosimės eilinį supistą kartą. Lauke dabar -2, filmuoju kiek čia 10 valandą. Žiūrinais, kodėl filmuoju 10 valandą, nežinau. Bet dar kitam arba dar kitam video filmuosiu, kaip plėšysiu iš tą vatą, čiužinį ir kamšysiu visus, kur yra tarpai, čia biškį užkamšęs ir čia biškį užkamšęs. Užkamšysim visur iš tokius čiužinių visus kampus, jeigu matote, ir užmesim plokštėm. Visų pirma, kad neprisnigtų per tarpus. Ir visų antra, kad neužšalčiau, kad nepūslės. Tai ką atsirau dviratį čia ir vėl tveriam šitą supistą triperį. Tai ką darysiu, įdėjęs ratą nieko nedarysiu. Aš dar jį vis parduodu, dabar įdedu ratą, aš jau tikrai netvarkysiu ir daugiau aš šiandien nesinervuosiu. Tai parduodu, ratas kas iki sustrakys, plus numerė vokiškai, kaip ir minėjau anam video, ir už ratą, gerai, jau čia 5 eurai, kaip draugai, tai už 5 eurus. Reikia, atvaro, atvežu, pasiima ir įsivežu. Tai jau dabar kur tas ratas reikia atsimint, sakyčiau, nes dabar jeigu nerasiu ratų, tai iktonatų. Dabar spėkit, tą ratą rasiu. Iktonajo bištvajų rogės. Tik užraš tą ratą, man įdomu pakovojau. Radau mūsų ratą. Labai gerą ratą. Eik tu nahui, ką atsiminiau, kad veržles išmėčiau, raktų neatsinešiau. Kara, čia debilas. Gerai, atlenkiam šitą kol kas. Neatlenksim, matau. Reikės kviest vadotą arba klasioko. Va, atlenkiau, nereikės čia jokio vadoto ir jokio klasioko kviest. Tai dabar užsimetam grandinę, užsimetam ratą. Aš koks debilas. Ir dar kaip tyčia, veržlėse dabar net neatsimenu, kur mečiau, bet atsimenu, kad kažkur mečiau, aš jas kažkur dėjau. Eitų kur iki mokyklą, o rankos vėl šmirgeliuotos, eilinį supistą kartą. Taip, dedam ratą, kaip matau, šiandien rato nesuksim. Nes nahui tingiu, gal susirasiu, bet tikrai ne dabar šitam video, tikrai dabar neieškosiu veržlių, bet kitam video gal. Eitų nahui, čia kur ratas, taigi kitaip dedas. Tai ko jis nesideda? Ko tu? Va. Svarbiausia yra nesinervuot. Kur? Va. Patsintėjo tik. Sako, auklėt reikia. Eik tu nahui, kurva. Blet, dėt ratus, užsipaisiau, kurva. Kaip koks blet asilas. Sakau, reik video nufilmuotai, va. 10 minučių nervuojuosi, o kita 10 šūdą kalbu. Tai va, mėgaukitės. Blet. Tai ką aš dabar pagal man reikia nuimti šitą gaidelį. Reikia nuimti, čia beveik va nuėmėm jau. Va. Eik tu nahui, kurvas, blet, su visur ratu.
Va. Labai geras mechanizmas. Labai gerai. Kurva dėkis, blet. Prasukama. Nesupratau, jūs matot? Ai tu nahui, aš dievas. Aš nesu... Ne. Viskas čia kaip taip ir turi būti. Dabar tik vežlės užpistum ir jisai važiuotų. Bet kadangi bybis nedviračiai čia šitie, tai metam mes jį į šoną, darbai baigti. Urva nėra už kur paimt. Oi, blet. Atu nahui. Urva, turbulencija nahui. Nu ką? Всё. Tai ką, viskas dviratis nesutvertas šiaip tai. Tai ką dabar darysiu, tai nežinau, gal iš to plokštę kažkur nahui mes ją galim susukti. Čia, bet tai čia kūra bybis, čia ne Lietuva kūra. Tai nežinau, kur čia sukt. Šitas paduškas, tai nahui čia pelėm palikt, kur bus šilta miegot. Dar galvoju, turiu tokią antrą padangą uždėtam prie kabutės paaukštinimo, bet tai kurva, kiek čia pisnios. Ir net nežinau, ar taip uždėt, norint taip uždėt, reikia pjaut šičia va viską. Tai nahui. Pas mamai gėlę susidėt. Žemį pripisiu apačią, užkalsiu plokštę ir... Blema pavargau. Atsimenat, šalmas geras, mano šalmas keturračių. Keturratis, kai visada dar nevažiuoja eilinį kartą. Nieko, bus video kaip ir važiuoja. Tai ką, dabar prieš 7-5 minutės, tai nieko, ką nuveikiau, tai bybį pavoliojau ir viskas, daugiau nieko. Ai, energetinio turim. Reikia gal biškį iššaut. Tai yra biškį, nežiūrim. Labai gerai taužu. Priekabikį, nežinau, ką reiks su... Kur reiks kabyti prie kabukį, nes aš čia galvoju va čia prikabyti, bet tai čia pasadu numeriai, tai Jesus Christ, aš nežinau, kaip čia kur reikės ką daryti šitą, tai mes nahui metalo laužą. Čia mano myslėjimo krėslas. Jo, o čia svečiam, bet realiai žiūrėkit, žiūri gerai viskas gausi. Tai ten man biškį pritrūko. Tai ten biškį kito įdėjom ir čia jau biškį, matot, purvina biškį, bet tai čia biškį. Tai nieko. Vasarą čia jau be vatų, kaip džentelmenai vaikščiosim jau. Dar, sakiau, reikia dasibaigti. Čia tokia spintelė. Paskiau naisi iki čia tikriausiai, iki čia kažkur, paskiau čia. Tokia šona ir paskiau čia per vidurį tokia. O Jezu, atsiprašau, netikėtai užpuolė drakonas. Viskas, dar turiu tokį magnetą karą čia. Ble, dabar nenuimsiu. Pizda, koks stiprus. Šitas magnetas, kurio čia. Ble, rankos mageriuotos reiks atplauti. Ir su šitu magnetu, žiūrėkit, kaip jis gerai limpa, matot? Ui, net nagus, matot, ant kiek gerai limpa šitas pizdukas, matot, va. Ant tiek iškelia. Aš gal prisidarysiu kažkaip šniūrą, blecha, mucha. Ir eisim į balą žvejot, nežinau, nežinau. Eisim eiti tada, kaip gal būsiu namelį. Nu, žodžiu, ant žiemos. Šeštadienį sniegą rodo, tai jums gerai pafilmuosiu, kaip dar ką veikiu žiemą. Jo, štai šiandien man gerai signal. Nu, tai ką, daugiau nieko, va, pafilmavom, va, čia kažkokį šūdą nufilmavau, bet nieko, tikiuosi, jums patiks. Būčiau šiandien jums ir parodęs, kaip dedu veržles, bletas, va. Kaip būčiau susukęs viską, kaip būčiau numerių ties, bet pasirodo, nahu, nei veržlių, nei numerių. Au, dar, bet galvą nusimažiau. Šiaip tai veržlės ir viskas sok, bet tiesiog. Jo, ieškau dar montuotojo, tas, kuris man montuotų video, aišku, mokėsiu, neužblusas, nebijokit. Už tikrus europinius, tai kas norit, tikrai rašykit, tikrai į pumumą prašyčiau mano Facebookas Aivaras Žilionis.
nuotrauka paprasta, kaip stoju, kaip debilas, bet tai jo. Jeigu norite jo, bet šiam kartu tikiuosi patiko. Biški toks video kaip BB volio, bet tai pizdu su jais. Tai jo, tikrai ieškau, tikrai rašykit, tikrai ieškau, kodėl pats nemontuoju dėl to, nes labai nėra laiko. Ne tai, kad nemoku, bet tiesiog biški ir tingiu ir laiko nėra. Bet tai tikiuosi jums patiko šis video, tikrai man šiek tiek būtinai PM. Mano PM Aivaras Žilionis, kaip minėjau. Tai ačiū, kad žiūrėjote šį video ir ate, susitiksim kitą video. Eikit žiūrėti, klasiokai video ir pizdavokitės. Čiau.